Užsienio futbolo klubai yra griežtai baudžiami už jų sirgalių rungtynių metu naudojamą pirotechniką. Lietuvoje ilgą laiką į tai buvo žiūrima atlaidžiai. Tačiau Lietuvos futbolo federacija sumokėjus nemažai baudų UEFA, buvo priimtas nutarimas, kad šie veiksmai nebebus leistini. Lietuvos futbolo klubai kol kas toleruoja savo sirgalių naudojamą pirotechniką, tačiau ir ilgam. Praėjęs Europos čempionato atrankos ciklas Lietuvos futbolo federacija įsiminė ne tik iškovotomis pergalėmis, tačiau ir sąskaitomis, kurias nekartą UEFA atsiuntė už tai, kad ištikimiausiai aistruoliai naudojo pirotechniką. Šiemet A lygos čempionate tai irgi kartojasi. Tad Lietuvos futbolo federacija įspėjo A lygos klubus, kad jie rastų bendrą kalbą su savo ultromis. Mes įspėjame klubus, mes įspėjame klubų administracijas, kad bus baudžiami, kad prie ko gali privesti dūminės petardos ir fejerverkai. Jei nenorime, kad įvyktų jokie incidentai, bet jeigu įvyks jau ir sulauksime grubių pažeidimų, bus baudžiami klubai. Fanai šiuo klausimu turi savo nuomonę. Tas dalykas kaip pirotechnikos uždraudimas, kur yra pati kvailiausia UEFA nuostata, kokia iš vis gali būti, ar ne, tai nebūtina, man atrodo, jo preciziškai vykdyti. Tiesa, skirtingai nei UEFA, Lietuvoje pirotechnika dar nėra visiškai uždrausta. Federacija nesilaiko tokios nuomonės, kad pirotechnika visai uždrausta yra stadione. Federacija yra tokios nuomonės, laikosi tokios pozicijos. Pirotechnika gali būti stadione, bet jinai turi būti saugiai naudojama. Tai yra, reikia vietoje, gali degti vietoje, bet jų jokių būdų negali mėtyti į aikštę ir į bėgimo takus. Nors draudimas įsigalioja tik dabar, tačiau tarkim Vėtros klubas su savo sirgaliais šį klausimą sprendė ir anksčiau. Prieš kiekvienas namų rungtynės yra susisiekiama su fanų lyderiais ir kiekvienas lyderis yra tuo metu varžybose atsakingas grinai už savo, grubiai tariant, savo grupuotę. Šita taktika buvo apsvarstyta ir išdiskutuota su Vilniaus miesto policijos vadovais ir kol kas duoda teigiamų rezultatų. Tokius sprendimus sirgaliai aišku nepatenkinti. Jie nesupranta, kodėl tai, kas turėtų puošti futbolą, yra uždrausta. Tegu pasako, kuris gavo nors kartą skundą iš ko nors, iš kokių žiūrovų dėl pirotechnikos panaudojimo. Dėl to, kad pirotechnika kažką tai, nežinau, apdegino, sudegino ar kas ten atsitiko blogo. Vėtros direktorius A lygoje mato daug didesnių problemų nei pirotechnikos naudojimas. Tie, kas praėjusiais metais stebėjo UEFA Intertoto rungtynes tarp Vėtros ir Blackburno, daugelis turbūt prisimenate, kaip girtas dėdė vaikščiojo iš vienos stadiono pusės į kitą. Už tai UEFA išrašė nemažą sąskaitą. A lygos čempionate atveju, kai sirgaliai kerta aikštės ribas, ypač įmušus įvartį, yra gana dažnas. Oficialūs fanai įbėga sveikinti į aikštę savo komandos lyderių ir pažeidžia aikštės perimetrą. Tai pavyzdžiui, kiek Vėtroje yra susidūrus už tokius aikštės perimetro pažeidimus, iš karto taikomos finansinės baudos tarptautinėse varžybose. Ir man atrodo, toks liberalus požiūris praeitų turų A lygos čempionato į tokius pažeidimus ir privedė iki to, kad praeitam turė jau pradėjo ir rodyti fizinius kovos veiksmus ant aikštės prieš varžybas. Problemų yra, tad pats laikas jas spręsti, ieškant abiem pusėms priimtino sprendimo.